Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu sveikintis su jumis šiame YouTube kanale. Pirmiausia, labai noriu pasidžiaugti, mes pasiekėm 150 000 prenumeratorių, ačiū labai visiems. Aš sakiau, kai pasieksim šitą ribą, aš ką nors sugalvosiu, bet dabar konkrečiai šį savaitgalį labai neturiu laiko ką nors sugalvoti, bet aš to nepamiršiu. Taip jau atsitiko, kad kai jūs matote šį video, aš esu ne Lietuvoje, penktadienį aš išskrendu į Taliną, dėl to aš turiu dar vieną prašymą. Nesustokite prenumeruoti, pakomentuokite, paspauskite patinka kaip visada, bet aš ryte negalėsiu 9 ryto jums atsakyti. Aš tiesiog tuo metu būsiu lėktuve. Todėl aš labai noriu, kad jūs parašytumėte komentarą ir padarytumėte man didelę paslaugą. Pasižiūrėtumėte, galbūt yra kažkas, kas parašė jums įdomų komentarą ir jūs jam norite atsakyti. Ta pirma valanda yra svarbi, o tema taip pat yra labai svarbi. Patikėkite, man dabar daug kas sako, Skirmantai, kažkaip tu nusiritai čia, pradedi apie meilės reikalus kalbėti, dabar va apie Minedą epizodą darai. Filmuoti negalim, aišku, gerai. Nes ketvirtadienį Facebook'e aš pasidalinau nedideliu šitos temos anonsų, nes norėjau spėti žmonės. Būkit budrus ir saugokitės, patys žinot ko. Ne, tik ne jo! Minedas rūli! Aš nesirinku temų pagal tokius personažus, aš renkuosi temas pagal nukentėjusius asmenis, na arba pagal melą, kurį aš matau, o čia to melo yra labai daug. Na ir jūs patys viską pamatysite, kažkas į Minedą žiūri kaip į klauną, kažkas žiūri kaip į labai simpatišką nuoširdų vaikiną, vyrą, kažkas supranta, koks Minedas yra iš tikrųjų, dėl to, kad nuo jo jau nukentėjo. Ir čia jūs išgirsite, pavyzdžiui, ukrainietės liudijimą, kuri šiuo metu turi reikalų su antstoliais, nes maža to, kad Minedas pasisavino turtą, tačiau jis tai padarė tokiu būdu, kad štai nuo karo pabėgusi ukrainietė čia Lietuvoje dar liko skolinga ir šiuo metu ruošiasi kreiptis į teismą. Ir tokių liudijimų yra ne vienas. Tai iš kur pas jūs atsirado geraširdiškumas ir kada įvyko tas pokytis? Aš atėjau gal prieš 10 metį Klaipėdos Karitą. Aš baigiau mokymus Karite ir man pasakė, kad tau praktikos nebus. Kas tai per mokymai? Savanorystės mokymai, kas yra savanorystė. Ir man pasakė, kad man praktikos nebus. Kodėl? Okay. Tipo vyrų tipo nereikia. Mokymuose reikia, o po mokymų nebereikia. Na, okei. Kaip savanorystės praktika yra susijusi su žmogaus lytimi? Gal kas nors suprato šitą paaiškinimą. O paaiškinimas yra labai paprastas. Kur ateina Minedas, Mindaugas Jonušas, ten prasideda labai rimtos проблемы. Это был благотворительный фонд, который был здесь, в Литве, организован для помощи украинцам. Он организовывал сборы, он проводил митинги, и когда я приехала в Литву, он пригласил меня в эту организацию, я ему просто писала пресс-релизы на украинском языке. Aš kalbuosi su žurnaliste, kuri dirbo žurnaliste Ukrainoje, kuri bėgdama nuo karo atvyko čia į Lietuvą, ukrainietė Irina Gerasimenko. Jinai su savo sūnumi atvyksta į Lietuvą, na ir čia jau veikia viešoji įstaiga, kuriai vadovauja Mindaugas Jonušas. Jisai ją pasikviečia į šią įstaigą, kad jinai padėtų jam rašyti pranešimus spaudai ukrainietiškai. Tuo metu jis jau renka pinigus ir tuo pat metu jis jau dalyvauja įvairiose akcijose, mitinguose, užmezga naujus kontaktus. Jau metai laiko, kaip ukrainiečiai negali ramiai gyventi. Metai laiko, kai mylimieji netenka vienas kito. Metai laiko, kai tėvai netenka savo vaikų. Ateik palaikyti Ukrainą. Человек же делает доброе дело, правильно? Как я, как украинка, могу ему не помочь в этом? Вот. И потом в какой-то момент он просто решил все бросить без каких-либо объяснений. То есть, почему он уходит, что не так. То есть, он в один момент сказал, все, я ухожу. То есть, он все бросил, не отчитался ни за какие деньги, которые там он собирал. То есть, никто этого не знает. Trumpai tariant, pašnekovė pasakojo, kaip vienu metu Minedas tiesiog nusprendė pasitraukti staiga iš organizacijos, kurią jisai vadovavo ir į kurią ją pakvietė. Nieko nepaaiškinęs,
Na ir jinai teigia, kad tuo metu kilo labai daug klausimų. Ну ты купи не тогда. Никто не устраивал никакие проверки, никакие аудиты, там, что он получал, какие пожертвы он успел собрать. Он ушел, бросил на произвол судьбы, грубо говоря. Я закрывала с личных средств какие-то моменты, когда он пообещал там людям в Украине, он же, понимаете, связывался с журналистами, с благотворительными организациями в Украине, делал там обещания, что он будет помогать там и детям, и на армию. И мне потом звонят и претензии предъявляют, что вот он пообещал и ничего не сделал. И были моменты, когда я с личных средств закрывала моменты, как те там, например, там надо было носки теплые купить, там, потому что он пообещал, этого не сделал, и это несколько сотен пар надо было купить и отправить в Украину, там какие-то грелки, ну то есть все сгладили, все загладили, чтобы свою репутацию не портить, и на этом разошлись. Он заблокировал меня и моих коллег везде, где только можно, то есть выйти на него, даже когда вот ко мне начали обращаться по взысканию долга, то есть позвонить ему, поговорить нормально и сказать, что вот такая вот ситуация, давай ее решить, у меня не было возможности. Pašnekovė pasakoja, kad ne tik tai Minedas neatsiskaitė už surinktus pinigus ir viešoji įstaiga tų pinigų negavo, ne tik tai vėliau jai pačiai iš savo asmeninių lėšų teko dengti dalį jo įsipareigojimų, tai yra duotų pažadų, tačiau jūs įsiklausykite, po kurio laiko į šitą viešąją įstaigą, kurioje jinai dar dirba iki šiol, kreipėsi bendrovės dėl skolų išieškojimo. Nu tai, žinai, tai jeigu mes vis tik tai karo akivaizdoje ir net po pandemijos nesugebėjome būti vienas kitam žmogumi ir žvelgti drąsiai lietuviui į akis, o vis tik tai iki šiol praėję tokią dykumą žmogiškumo, vis dar gebame klijuoti kažkokias etiketės arba matyti kitame priešą vienokią arba kitokią formą, tai aš noriu klausti, o kada mes arba kada ta dalis visuomenės, kuri šitaip elgiasi, išmoks būti žmogumi? O tu minėtai, ko nevalgai? Žinok, aš dietos laikausi. Nori? Žiūrėk, aš tau galiu paskaninti, filmuoti. Dėl vieno chorioko dabar tu visam vakarui skandalą pakėlė į senį, taigi mes galim ukrainiečiam nuvežti tą sriubą, viskas normaliai, nesipaninktų. Prisirinko daug visuose bitėse, telijose, Tele2 įrangos prisirinko, pasidarė sutarčių su geležinkeliais Lietuvos, visur važinėja, nu žodžiu, jisai kiek gavo pinigų mes nežinom, visur susirinko, nieko nebuvo įnešta. Jo sąskaitos numeris, toliau, 100 eurų. Atimkime duoną iš Lietuvos vaikų, siųskim Ukrainai, kaip sakoma. Pervedimas padarytas. Aferistas aukšto lygio, tai vat mes dabar iš tikrųjų ruošiam jam pareiškimą, advokatė rašo, nes įrangos vienoje viešoje įstaigoje už 11 000 beveik surinkta, kitoj ten gal už 3 000 kokios. Ir aš galiu tikrai patvirtinti, kad pavedimas gautas. Prisidėk tu ir gauk gerus prizus. Slava Ukrainai! Slava Ukrainai, kentri! Slava Ukrainai! O, idiotai. Jisai pabėgo realiai, jisai vis žadėjo, kad atsiskaitys, atsilygins, kad persirašys bent jau savo tą įrangą visą ir visus tos pokalbius. Ką, baldų jisai daug prisėmė irgi neva ukrainiečiam pagalba, ten lovas ir ofisus susikūrė, susirengė, nu žodžiu, veikėjas geras toksai, atrodo durniukas, bet priveikia, tai jisai taip, nevaikiškai. Bet realiai tai jisai tų pinigų ir neperdavė ukrainiečiam, čiagi Ukrainai buvo skirti pinigai, tai iš esmės jis pavogė iš... Jis realiai pavogė tos pinigus. Ir savanoriška veikla, tik patikslint, tai veikla, už kurią jūs negaunat jokių pajamų. Visiškai. Visus raginu aukoti Ukrainai, Mindaugas žino kaip, na. Čia yra vieta pasakyti esminį dalyką, kai aš dariau šį epizodą ir jis tikrai nėra apie vieną šitą istoriją, mes tuoj pasikalbėsime apie kur kas platesnį kontekstą,
Bet, kai aš dariau šitą epizodą, aš kalbėjausi su daug žmonių, kurie veža paramą į Ukrainą. Ir mes patys, nors pinigų niekada nerinkom, bet vežėm paramą į Ukrainą ne kartą, automobilius. Pats esu ir pakankamai didelės sumas aukojęs įvairiom organizacijom, bet lygiai taip pat esu pirkęs už savo pinigus automobilius, kitokią pagalbą vežęs. Na ir visi, su kuo aš kalbėjau, sakė, apie tai reikia pradėti kalbėti, nes labai ilgai mes tylėjom ir mes galvojom, kad jeigu tu tokį epizodą padarysi, tai vėlgi koks nors ten Kremliaus propagandistai jo pasinaudos, vėlgi žmonės pradės sakyti, tai negalima aukoti, nes nieko pasitikėti negalima. Ne, tai yra labiau išimtis iš taisyklės ir Minedo gyvenimas labai aiškiai parodo, kokiais principais ir kokiamis vertybėmis jis vadovaujasi. Tai dabar aš grįšiu prie šitos istorijos, nuo kurios pradėjau. Labai netipinis epizodas, dažniausiai mane už ilgas įžangas visi bara. Dabar aš jums parodžiau štai konkretų atvejį, kai Minedas yra kaltinamas žmonių, su kuriais dirbo, tarp kurių yra ir ukrainiečiai, kad jisai pirmas dalykas neskaidriai elgėsi su surinktomis lėšomis, tas lėšas persidėjo į kitas sąskaitas, pavyzdžiui, į PayPal sąskaitas, kurias pats ir susikurdavo, taip pat, kad jisai pasiėmė įvairios orgtechnikos, telefonų, baldų netgi pasiėmė, pirko, taip pat jisai pasiėmė nešiojamus kompiuterius. Visa tai yra įmonių viešųjų įstaigų vardu, jis iš tų viešųjų įstaigų pasitraukė, pasimdamas ir šitos daiktus. Vėlgi, ką aš sakiau savo pašnekovams, tokiu atveju galima kreiptis jau nebe civilinė tvarka į teismą, o tiesiog kreiptis į policiją ir nurodyti, kokie daiktai yra pavogti. Ką mano pašnekovas, jūs girdėjote, vienos iš įmonių atstovas sakė, kad jie jau ir ruošiasi padaryti. Aš netrukus grįšiu ir papasakosiu konkrečiai, kas tai buvo per viešoją įstaigą, bet dabar pradėkime šiek tiek nuo pradžių. Mums nelemta dalintis jausmais, mums tik lemta būti gerais draugais. O pradžia yra čia. 2005 metais jis sudalyvauja TV3 laidoje Labirintai. Niekam tuo metu jis yra absoliučiai nežinomas, jis ten kalbasi su mergina, atrodo labai keistai, kalba labai keistai, daugam iš karto kyla klausimų dėl adekvatumo ir dėl sveiko proto šito žmogaus, na bet jūs patys matote, jam pasiūloma padainuoti, visiškai nepataikydamas į ritmą, neturėdamas jokios klausos, aš pats jos neturiu, bet man atrodo, nei vienas žmogus jo klausydamas nepasakys, kad tai yra dainininkas. Jisai iš tikrųjų visus šokiruoja, tas vaizdas, kai šalia sėdi ir ploja minia, jisai ten kažkur pro šoną dainuoja, atsiklaupia, atrodo labai keistai, užkabina daug žmonių. Na ir nuo to laiko jisai tampa tikra žvaigždė, aš sakyčiau tokia pseudo žvaigždė, kuri yra kviečiama į tuo metu populiarėjančius visokius info show ir ten iš jo yra juokiamasi. Man atrodo, jau susiprotėjai, ką mes čia darysim dabar. Tiksliau, tu darysi, aš tai nedarysiu, aš iš šoną, kad čia taip negauti vieną tokį blyną. Kriskite, ar ką, pasitraukiam. Nu tai ką, pasišnekėkit vyriškai dabar, ar ne? Sėkmės pirmas raundas. Nu, mane tik tavo juodų žirgų gaila lochas. Kurie čia tave įžeidinėjo? Sveiki, vaikinai. Kodėl skriaudžiat, Minedą užgauliojat? Ir pasidžiaugsim. Ne, palauk, atneškit man vatos. Vatos? Kas turit gal vatos, moteriškės? Gal įklotai nutiks? Vargu. Mano ausis ne tokios didelės. A, ne tokios didelės, jūs žinau. Viskas, ko man reikia, tai tavo šitas akis. Kaip bėga laikas, net neįtikėtina žiūrėti štai šitos kadrus. Tai yra Lebroniaus šou, Audrius Butkevičius svečiuojasi pas Algio Ramanausko įkūnytą personažą. Na, aš dabar galvoju, turbūt tuo metu dar Audrius Butkevičius nebuvo sėdėjęs už korupciją ir jisai prašo vatos, kas dabar šiame šių dienų kontekste labai simboliškai skamba. Na, o Minedas, vėlgi, jis tenai kalba, dainuoja ir Minedas tuo metu vis dar yra geidžiamas svečias. Ir štai tokiuose šou, na ir žmonės labai mėgsta pasižiūrėti į kitokius, keistai besielgiančius asmenis,
Bet Minedo žvaigždė labai greitai užgesta. 2006 metais jis išleidžia pirmąjį savo albumą, kuris vadinasi Geriausias albumas pasaulyje. Žiūrint į to albumo viršelį, aš iš karto matau, kokios yra Minedo vertybės. Pastaruoju metu dalis žmonių galvoja, kad aš galėčiau šiek tiek mažiau įsipisinėti, mažiau demonstruoti ir rodyti savo tikrai nuostabų ir pavykusį gyvenimą, bet aš pats nuo savęs puikiai suprantu, kad kol kas tokios galimybės pas mane nėra. Grąžink pinigus, Suski, mokėk. Jis sumokės, pamatysi. 2007-aisiais jis dar sudalyvauja Eurovizijos atrankoje, aišku, lieka nesuprastas komisijos. Ačiū. Profesionalas, taigi kaup. Ačiū. Ačiū. Hei! Daina bent patiko. Bendrai susidomėjimas mažėja ir 2008 metais jis pareiškė, kad baigė savo muzikinę karjerą. Nežinau, ar tai galima pavadinti karjera, po to pareiškimo jis dar bando organizuoti koncertus, bet į jos niekas neina, žodžiu, Minedo žvaigždė nusileidžia. Na, o kadangi ilgai ir tyliai jis būti negali, praeina šiek tiek laiko ir jisai grįžta į viešumą, tačiau grįžta jau nebe kaip atlikėjas, nebe infošou dalyvis, o kaip visuomenininkas. 2014 metais jis pareiškė apie tai, kad įkūrė organizaciją Nebūk naivus kelyje, na ir dabar važinės po mokyklas, važinės po įvairias institucijas, pasakos žmonėms, kaip reikėtų saugiai elgtis kelyje, taip pat teiks psichologinės pagalbos paslaugas asmenims, kurių artimieji žuvo kelyje. Birželio 12 dieną Raseiniuose lankėsi projekto Nebūk naivus kelyje vadovas Mindaugas Jonušas. 2014 m. lapkričio 18 dieną startavo jūsų projektas Nebūk naivus kelyje, tai plačiau apie šį projektą papasakokite. Iš tikrųjų jisai startavo po liūdnų įvykių, kai Klaipėdos studentė buvo nužudyta ir aš nusprendžiau per 7 mėnesius vienas, kad reikia eiti ir šviesti jaunimą. Mindaugas Jonušas, arba Minedas, kaip jį daug kas žino, kalba apie štai šitą tragišką istoriją. Klaipėdoje dingo 20-metė mergina 2014 m. lapkričio 17 diena. Visą Lietuvą sukrėtusi istorija prasideda nuo trumpos žinutės. Konkrečiai aš cituoju Elrytas LT, bet ši istorija buvo visur. Klaipėdos policija pirmadienį paskelbė 20-metės klaipėdietės paiešką ir pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl merginos dingimo. Prieš jūs yra Justina Šikšniūtė, į policiją kreipėsi artimieji, jų teigimu mergina viešėjo pas giminės Šilutėje, o sekmadienio vakarą važiavo pakeleivingu automobiliu į Klaipėdą. Apie tai parašė SMS žinutėje draugiai, tačiau namų Šikšniūtė nepasiekė, jos telefonas išjungtas. Yra duomenų, kad Klaipėdoje ji išlipo iš automobilio Statybininkų prospekte, netoli tos vietos, kur stovi jos bendrabutis. Deja, bet ši informacija nepasitvirtino, tai buvo melas, labai greitai paaiškėjo, kad studentė buvo žiauriai nužudyta, prieš tai išžaginta. Na, jūs jau matote 2016 metų straipsnį tame pačiame portale Elrytas LT, kuriame yra istorijos atomazgas. Studentė išžaginęs ir nužudęs Valdas Jankauskas kalės 20 metų. Aš siūlau jum įsidėmėti štai tokią situaciją. Atsiranda kažkoks labai skaudus įvykis, kuris sukrečia visuomenę ir juo pasinaudoja Minedas. Tam, kad pasireklamuotų, tam, kad sukurtų kažkokią savo viešąją įstaigą, tam, kad pradėtų rinkti pinigus, nes šita situacija kartosis ir kartosis. Šiuo atveju Minedas pareiškia, kad štai sėdėjau ir vienas išmąsčiau, jog pradėsiu važinėti po mokyklas, pradėsiu kalbėti su moksleiviais, pradėsiu teikti psichologinę pagalbą nukentėjusiems asmenims. Iš karto kyla klausimas, kokias kvalifikacijas jis turi, kad jisai galėtų tai daryti. Jisai yra baigęs kažkokius specialius mokslus, jis yra psichologas ar psichiatras. Tikrai ne. Maža to, kad jis neturėdamas jokios kvalifikacijos pradeda štai važinėti po mokyklas, pradeda teikti psichologo paslaugas, jisai tuo pačiu susitikinėja su vietos politikais, kalbasi savivaldybėse, taip pat duoda interviu regioniniai žiniasklaidai, taip pat susipažįsta su kitais visuomenininkais. Na ir labai nesunku prognozuoti, kuo visą tai baigėsi. Tai yra 2017 m. gegužės 10 dienos pranešimas žiniasklaidai, kurį parašė Dovilė Šakalienė, Seimo narė, na, aš jį cituoju Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje.
Pranešimas dėl Mindaugo Jonušo visuomenėje žinomo Minedo vardu neetiško elgesio ir nevyriausybinių organizacijų vardo pažeminimo. Pastarosiamis dienomis socialiniai tinklai sprogsta nuo vis naujai iškylančių faktų apie vienos iš nevyriausybinių organizacijų vadovo galimas nekorektiško elgesio apraiškas. Dar daugiau į viešumą lenda faktai apie galimai nekorektišką vadovo elgesį su savo nepilnametėmis organizacijos savanorėmis. Norime atkreipti dėmesį, kad judėjimo Nebūk naivus kelyje vadovas Mindaugas Jonušas viešumoje išgarsėjęs kaip Minedas, kviesdamas į savo judėjimo gretas savanorių teisėmis nepilnametės merginas, neleistinai neetiškai elgėsi siųsdamas joms dviprasmiško turinio žinutes socialiniuose tinkluose bei telefonu, neleistinai braudamasis į jų privačią erdvę. Susitikimų su merginomis metu Mindaugas Jonušas be merginų sutikimo drastiškai mažindavo fizinės bendravimo erdvės atstumą ir apsikabindavo paauglės, taip sukeldamas mergaitėms neigiamus jausmus. Taip pat pateikdamas savo visuomeninio judėjimo tariamai teikiamos psichologinės pagalbos kontaktus, Mindaugas Jonušas į viešąją informacinę erdvę įkėlė savo asmeninio mobilaus telefono numerį. Kyla klausimas, kodėl nebūdama šios srities specialistų, Mindaugas Jonušas sąmoningai klaidina itin jautrią visuomenės dalį, kurie gali būti reikalinga psichologinė pagalba. Norėtume atkreipti tiek Švietimo ir mokslo ministerijos, tiek savivaldybių švietimų skyrių dėmesį, kad puoselėjant savanorystės idėją turime dėmesingai įvertinti potencialių neformalaus ugdymo partnerių reputaciją. Nepateisinama ir netoleruotina sukurti tokias situacijas, kai prisidengiant nevyriausybinės organizacijos vardu bei kilne savanorystės idėją, netiškai besielgiantis suaugęs žmogus daro emocinę žalą vaikams. Skatiname švietimo įstaigas atidžiai atsirinkti asmenis, kurie atvyksta į mokslo įstaigas neformalaus ugdymo tikslais bei dirba su vaikais, nes nekompetentingas asmuo gali padaryti negrįžtamą žalą mūsų vaikams. Atkreipiame nevyriausybinių organizacijų dėmesį, kad piliečio Mindaugo Jonušo vykdoma veikla prisidengus nevyriausybinės organizacijos vardu kenkia nevyriausybinių organizacijų sektoriaus reputacijai ir pažemina sąžiningai bei kompetentingai dirbančių nevyriausybininkų gerą vardą. Kaip sako Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka, Lijot yra gavusi ne vieną kreipimąsi iš piliečio Mindaugo Jonušo su prašymais pasidalinti savanorių asmeniniais duomenimis ir kartu dalyvauti įvairiuose projektuose. Mūsų žiniomis Mindaugas Jonušas nėra įkūręs jokios organizacijos, nėra pateikta duomenų valstybinių įmonių registrų centre, taip pat viešai nėra prieinamų tikslesnių duomenų, todėl atsisakėme bet kokio bendradarbiavimo su šiuo asmeniu dėl jo ir neva atstovaujamos organizacijos nepatikimumo bei abejotino elgesio. Aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Mindaugas Jonušas apie šią iniciatyvą praneša 2014 metais, aš jums tai rodžiau, o šitas pranešimas spaudai atsiranda 2017 metais. Kitaip tariant, jisai 3 metus gali veikti praktiškai netrukdomas ir tik paskui pamatoma, kokia žala yra padaryta. Ir atrodo, kai jau kilo skandalas, tai jam tikrai visos durys užsidarys, bet nieko panašaus. Jo veikla tik tai plečiasi. Jisai ieško įvairiausių nišų, čia kalbant nuo beglobių gyvūnų, iki karito organizacijų ir panašių organizacijų, kuris ateina savanoriauti, padėti. Vėlgi, jeigu tu esi savanoris, greičiausiai niekas tau kažkokių ypatingų reikalavimų nekelia. Tačiau visos organizacijos, su kuriomis man teko kalbėtis, jisai beje ne tik tai labdaros organizacijose dirba, ne tik tai pavyzdžiui beglobių gyvūnų prieglaudose, bet pavyzdžiui jis ateina dirbti į regioninės žiniasklaidos portalus ir jo klausia, kuo tu galėtum padėti. Sako, aš tiesiog vadėsiu tekstus, atliksiu techninį darbą. Leidžiama jam tai daryti ir tada jisai pradeda rašyti į Lietuvos Respublikos vyriausybę, į Lietuvos Respublikos Seimą ir sakyti, aš esu šitos žiniasklaidos priemonės žurnalistas ir aš turiu ateiti pas jūs į spaudos konferenciją arba aš noriu susitikimo su vienu ar kitu politiku. Ta situacija nueina tiek toli, kad vyriausybės atstovai yra priversti netgi skambinti vienam dideliam regioniniam portalui ir klausti, ar iš tikrųjų Mindaugas Jonušas Minedas pas jūs yra žurnalistas, ar iš tikrųjų jisai turi teisę ateiti pas mus į susitikimus ar į kažkokias spaudos konferencijas. Čia vienas iš tokių pavyzdžių. 2017 m. gegužės 5 diena TV3 portalas ministras susitiko su Mindaugu Jonušu. Ateinančius 4 metus dirbsime kartu. Na ir čia kalba apie sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, pas kurį ateina Mindaugas Jonušas ir prie kabineto praleidžia pusvalandį. Mindaugas Jonušas save pristato kaip sąjungos Nebūk naivus kelyje prezidentą.
Ministerijoje, cituoju, ministerijoje sutiktas vyras jau ruošėsi išeiti, o žurnalistams pasakė, kad nesulaukia ministro. Tačiau pralaukęs pusvalandį jis buvo priimtas į ministro kabinetą. Ministro patarėja dar prieš susitikimą sakė, kad jis skirtas susipažinimui ir Jonušo atstovaujamos organizacijos veiklos aptarimui. Čia yra labai gera iliustracija, kaip visa tai veikia. Nes Minedas praneša žiniasklaidai, kad jisai eis pas, pavyzdžiui, ministrą. Žurnalistai iš karto, ypač kai mes kalbam apie info show, visi iš karto supranta, kad čia bus tikrai dėmesio sulauksianti tema, dėl to, kad visi norės pasijuokti, dėl to, kad ten gali būti kažkoks skandalas, dėl to, kad jinai labai lengvai padaroma. Na ir tiesiog keliauja kameros paskui Minedą, Minedas sėdi politiko, pavyzdžiui, ministro priimamajame, na ir ką daryti ministrui. Ministras turi priimti visus, su visais kalbėtis, būti visiems vienodai teisingas. Jis puikiai supranta, kad greičiausiai įsivels į skandalą, bet pasirinkimo neturi. Yra kviečiamas Minedas pasikalbėti, susipažinti, tai yra iki tol jie iš viso pažįstami nebuvo, vat konkrečiai šioje situacijoje. Tada Minedas išeina į koridorių ir žurnalistam pareiškia, kad jisai susitarė su Aurelijum Veryga, kad šiam patarinės 4 metus. Vėlgi, niekas jau nebeklausia ministro patarinės ar nepatarinės, antraštė visur yra, visi iš to juokiasi, visi sako, kad žiūrėkite, naujas sveikatos apsaugos ministras turi patarėją Minedą. Žinai, mano veikloj ir aplink mane yra labai daug tų žmonių, dėl kurių aš negaliu daryti kažko crazy. Turiu menį ambasadoriai arba kiti svarbus žmonės. Ir natūralu, aš jaučiu prieš to žmonės atsakomybę. Labai atsirinkau, kas kaip ir kur. Geriančio alaus krepšinio varžybose dėja manęs nepamatysit. Nes, na, vienok tai būtų istokiai, iš kitos pusės, na, aš nežinau, kaip tas istokiai atrodytų rytoj. Išgerti alaus krepšinio varžybose nėra gerai, bet štai pasisavinti ukrainiečiams skirtus pinigus, viskas yra labai puiku. Ir jūs tikrai galite surasti labai daug nuotraukų internete, kur Minedas fotografuojasi su Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriu, su ministrais, politikais, su kariais. Daugelis net nežino, kas šalia jų stovi, tačiau jis patenka į renginius arba savo organizacijų dėka, arba prisistato kaip žurnalistas, arba per kokius nors pažįstamus, pasiskambinęs, tiesiog paprašęs išrašyti leidimą. Na ir tos nuotraukos sukuria iš tikrųjų iliuziją, kad tai yra labai rimtai veikiantis visuomenininkas, kad tai yra žinomas Lietuvos žurnalistas, ypač kai tu visą tai gali parduoti užsienyje. Ir tu kaip žurnalistas pasirinki, arba tu eini knistis po šiukšlių dėžę ir ieškoti kažkokių tariamų kažko, arba tu pakalbini galbūt kažkokį fotografą, kuris kažką įdomiai daro. Ir jeigu tu eini tokiu keliu, tai tu sukuri ne tik tai, kad įdomų pokalbį tam, kas galbūt skaito, bet motyvuoji dar labiau siekti savo tikslų tą patį fotografą. Aš čia naudoju ištraukas iš podcasto Alex Show, kur Mindaugas Jonušas Minedas pasakoja, koks jis yra geras žurnalistas ir skirtingai negu kiti jisai po šiukšlynus nesiknisa, o įkvepia žmonės geriems darbams. Čia nepaminėtas tik vienintelis dalykas. Visos nuotraukos, kurios yra rodomos ir visi interviu, apie kuriuos kalba Mindaugas Jonušas Minedas, yra padaryti Būkime vieningi LT YouTube kanale, tai yra Vaido Lekstučio YouTube kanale, o štai čia yra 21 metų, balandžio 4 dienos tekstas portale Būkime vieningi LT, intriguojanti naujiena eteryje, netikėta laida Gerovės Lietuva Mindaugo akimis. Na vėlgi, jūs čia matote Lekstučio studijoje sėdinti Mindaugą Jonušą, kuris, aišku, žaliame fone, uždėtas štai toks rimtas žinių backgroundas, ir jisai važinėja po Lietuvą ir kalbasi su žmonėmis. Labai gaila, kad mes nebegalime pasižiūrėti šitų laidų, dėl to, kad YouTube'as blokavo Lekstučio kanalą, kuris buvo aiškiai antivalstybinis, pats Lekstutis yra teistas už antivalstybinę veiklą. Priminsiu, kad yra žmogus, kuris sakė, kad Stalinas lietuvius trėmė į Sibirą tam, kad jie prasivėdintų. Iš tikrųjų turėjom rinktis ne čia. Turėjom rinktis prie baltųjų namelių, iš kur ir viskas organizuojama. Mes iki šios dienos turėjom draugiškus kaimynus baltarusus. Įko šiandien paversti ir santykį mūsų su Baltarusija. Jūs pasižiūrėkit prievartą, iš kur visą tai ateina. Jūs galvojat, kad čia sėdintis kvailė Seime sugalvo patys? Ne.
Aniai vykda įsakymus. Čia ir tik administracija. Tai reikia pasakyti NATO. Pašli вы nachui. Ir išstoti iš tos organizacijos. Kas čia per debilas? A tau jis nematytas? Žodžiu, geroj kompanijoje dirba Minedas. 2022 metų vasario mėnesį prasideda karas. Rusija užpuola Ukrainą. Na ir tada atsiveria itin plačios galimybės, todėl kad aišku visi Lietuvoje skuba padėti, visi Lietuvoje veža paramą, tą paramą renka, aukoja ir daugelis tą daro absoliučiai sąžiningai. Minedas labai greitai įsijungia į šitą veiklą. Dabar keliaukime į okredo.com, tai yra tinklalapis, kurį aš visada naudoju, aiškinantis fizinių ir juridinių asmenų ryšius. Štai čia yra Mindaugas Jonušas, Minedas. Jam priklausė mažoji bendrija Mindaugo Jonušo mados namai, kuri yra bankrutuojanti. Taip pat jis yra VŠI Bonitatem direktorius. Šita bendrovė neturi nei vieno darbuotojo šiuo metu ir praktiškai veiklos nevykdo. Būtent apie šią ir apie susijusią VŠI Bonitatem.org mes kalbėjome pačioje pradžioje, kai jūs girdėjote mano pašnekovus pasakojant, ką Mindaugas Jonušas tenai veikia. Taip pat jisai šiuo metu yra viešosios įstaigos Book LT vadovas. Bonitatem.org tai yra tinklalapis, kuriame galima aukoti. Na ir tiesą pasakius, sumos yra įspūdingos. Iš 1,5 milijono tikslo surinkta 162 479 eurai, iš 200 tikslo surinkta 64 118 eurų, 86 813 eurų, tikslas 250 tūkstančių ir taip toliau. Jisai su tais PayPal'ais, žinau, kad grynino pinigus, tai PayPal'ą susikurt pats žinot, kad labai paprasta. Tai šitą organizaciją negalėjo matyti, ką jisai ir kiek jisai gavo. Paprastai sakant, yra dvi organizacijos, Bonitatem ir Bonitatem.org. Prieš jūs yra Bonitatem.org Facebook paskyra, ją seka daugiau negu 10 000 žmonių ir dabar ši nevyriausybinė organizacija, nepelno siekianti organizacija susitelkė į pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos čia Lietuvoje. Vėlgi jūs galite pasižiūrėti, kiek suprantu veikia kažkokia sekmadieninė mokyklėlė, vaikų užimtumo centras, čia matote vėlgi mano pašnekovę, kurią jau stebėjote. Tačiau Minedas vadovavo kitai organizacijai, kuri vadinasi Bonitatem ir ji šiuo metu yra pakabinta. Ten yra skolos, jis formaliai iki šiol yra vadovas, vėlgi jūs jau matote čia senesnės nuotraukos, tai ir tas pats Minedas čia figuruoja. Na ir nėra aišku, nei kiek jisai pinigų surinko, nėra aišku, kur tie pinigai nukeliavo ir visiškai nėra aišku, kas bus su ta organizacija ateityje. Я знаю, что как началась война, он получал мебель как для украинцев, ему какие-то организации давали мебель. В результате эта вся мебель тоже осталась. Да, я знаю магазин К1 какой-то или А1. A1, man rodos, kažkokia parduotuvė yra, tai jisai ten tikrai daug baldų paėmė. Ir nenukeliavo iki? Ne, tie baldai tikrai nenukeliavo, jisai rodė, kaip pas savo mamą ar kažkur tai už Klaipėdos jisai gyvena. Tos baldus susistatė, va sako, čia mano laikinas ofisas, paskui mes pasidarysim normalų ofisą. Čia reikia tai lovos, bet viskas važiavo, man rodos, tuo pačiu adresu pas jo mamą į kažkur tai už Klaipėdos, neatsimenu jau, kur jisai ten gyveno. Kvepia Minedų. Šią platformą ir šią organizaciją sukūrė ne Minedas, tačiau Minedas kaip matomas, žinomas veidas atsidūrė šioje organizacijoje kaip vadovas ir visi juo pasitikėjo. Bent jau taip yra pasakojama, jūs patys tai girdėjote. Vėlgi, per šią ir per kitas organizacijas, per įvairius mitingus, renginius ir taip toliau, Minedas rezga ryšius ir jam labai svarbu išeiti į Ukrainą. Mano pašnekovė pasakoja, kad jai yra užduodami klausimai. Štai tu esi žurnalistė buvusi, galbūt tu gali mane suvesti su savo buvusiais kolegomis. Ir visą laiką motyvas yra vienas, kad mes tokiu būdu pareklamuosime savo organizaciją, surinksime daugiau pinigų, galėsime padėti Ukrainai. Tuo pat metu Lietuvoje vyksta labai keisti dalykai. Vėlgi, žiniasklaida praneša, pats Minedas platina pranešimus spaudai, kalbasi su žurnalistais, rašinėja. Tie žurnalistai man po to, kai pasirodė šitą informaciją, atsiunčia screenshotus, sako, mes net neatsakinėjom jam, suvokdami, kas tai per žmogus. Na, bet jisai labai aktyviai bando prasimušti į viešumą ir save pozicionuoja kaip didžiulį Ukrainos rėmėją, kuris turi labai daug ryšių, kuris labai stipriai padeda, nors jūs jau matote, kas vyksta tuo metu. Tačiau visa tai vyksta slapta, kol kas tuo metu visuomenė to nežino. Tačiau visuomenė mato kitą dalyką ir
tas dalykas bent jau daliai žmonių, su kuriais ir man teko bendrauti, kelia didžiulį pasipiktinimą. Tai yra, Minedas vėl grįžta į tą klaunadą, kurią kažkada užsiėmė. Na ir pirmiausia, jisai uždirba iš tokio dalyko kaip Jungle Kings. Jis ten 2 kartus su Maibachu eina kariauti, tačiau kaip jis tai daro? Jisai išeidamas į ringą, kur ten mušasi įvairūs asocialūs asmenys, kurių ten psichikos sveikata tikrai būtų galima rimtai suabejoti, jisai eina štai į tokį renginį, jisai rengiasi Ukrainos simboliką, jisai naudoja Ukrainos dainas, kurios šiuo metu yra simboliai kariaujančios valstybės. Kaip jūs jį užparinot, aš neįsivaizduoju, nahui čia ateini. Į tą renginį reiktų nahui. Kaip galvojat, kiek unikalių žmonių šitą kovą matė? Tuo metu? Nu apskritai, nuo kovos iki dabar. Manau, iš 10 žmonių Lietuvoje šitą kovą matė 5 bent. Nu, na. Netgi video, kurį pasižiūrėjo daugiau negu 100 000 kartų žmonės YouTube, vėlgi jisai ten sėdi kažkur pizzerijoje išsidrėbę su Maibachu ir kitais, vėlgi tai yra Jungle King reklama, na ir vėlgi Maibachas atvirai palaiko Rusiją, labai aiškiai tai rodo ir ten visiškai dominuoja, visaip kaip tyčiojasi iš Minedo. Maskvoje aš su oligarchais Makelą niuchinčiau, gerčiau vodką gerą, o čia sėdžiu su Minedu. Tai kas tu interviu imu? A tau klausyk, gal bilietą nupirkti? Tai aš turiu baltą bilietą. O mes Rusijai viską turim. 2 štukų tankų, duonos, druskos, vodkės. Tai yra žmogus už Ukrainą, kur eina. Sako, mus čia Lietuvoje reikia sušaudyti, afigėti. Tave, ne juos. A kas aš tau ne lietuvis, Bet tokius rusų palaikytis kaip tu reikia šaudyti. O, čia dar blogiau. Na, o Minedas vėlgi apsirengęs tais pačiais Jungle King marškinėliais, tiesa, ne ta pusė, galas su priekiu sumaišęs, matyti jam per sudėtinga tuos dalykus atskirti, kur yra etiketė. Jisai sėdi, jisai kenčia tas patyčias, bet apačioje jis yra apsirengęs taip pat kamufliažinės spalvos, tokius karinius marškinėlius su Ukrainos simbolika. Ir vėlgi pabandykite įsivaizduoti, ką tai daro žiūrinčiojo psichikai, kai tu matai štai dominuojančią vieną pusę, kuris sako, kad rusai yra šaunuoliai, rusai turi daug tankų ir tu matai štai tokį klauną kitoje pusėje su Ukrainos simbolika, kurį ten sumuša ringę arba jis iš to ringo pabėga, kuris ten sėdi ir kažką savo niurzgia po nosimi, kai iš jo tiesiog tyčiojamasi, o tuo pačiu tyčiojamasi ir iš Ukrainos simbolių. Žiūrėkit, matot, pas man čia užrašas, matot? Kamo. Žiūrėkit, čia etiketė. Smūk galas, žiūrėkit, pras į priekį. Filmuok greičiau, kad net persimą. Ir žinot, panaši situacija kažkuriuo metu buvo daugelyje prokremliškų YouTube kanalų, Telegram grupių. Tai yra, Minedas Lietuvoje yra suvokiamas kaip klaunas. Na ir visi sako, žiūrėkite, va, štai tokie žmonės renka paramą, štai tokie žmonės dėvi Ukrainos simboliką ir yra Ukrainos simboliai čia Lietuvoje. Bet klausimas, ar tu kažkaip į tai gali atsakyti? Nes jeigu žmogus, kad ir koks tas žmogus būtų, nuoširdžiai renka paramą ir nuoširdžiai padeda Ukrainai, kokias pretenzijas tu jam gali reikšti, kokius tu jam priekaištus gali reikšti dėl jo galbūt negebėjimo adekvačiai mąstyti arba dėl jo išvaizdos arba dėl kitų dalykų. Netgi tais atvejais, kai jisai ten lipo į tą Jungle Kings ringą, kas mano akimis visiškai peržengia ribas ir aiškiai rodo, kiek neadekvačiai įvertina situaciją, na, neatsirado žmonių, kurie tai galėtų garsiai įvardinti ir aš pagalvojau, kad apie tai kalbėti bus daugiau žalos negu naudos. Tačiau, kai šiandien aišku, kad Minedas naudoja Ukrainos simbolius ne todėl, kad nori padėti šitai šaliai, nes kitų atveju taip asmuo nesielgtų, kitų atveju jisai nepasisavintų nei vieno cento, kitų atveju jisai nepaliktų antstoliams tų pačių čia į Lietuvą atvykusių ukrainiečių, kad aiškintųsi dėl jo skolų paliktų. Bet kadangi akivaizdu, jog tos Ukrainos vėliavos spalvos ir simbolika Ukrainos yra naudojama tam, kad tu save išaukštintum ir prisidengtum nuo kritikos, man atrodo, kad dabar atėjo laikas apie tai mąstyti. Ir tas laikas labai geras tuo, kad prieš 2-3 dienas, čia priklauso vėlgi, kada jūs žiūrite šį epizodą, tai yra aš sekmadienį jį sudedu, tai ketvirtadienį, trečiadienį pasirodė Ukrainoje pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse labai daug straipsnių ir labai daug tekstų su Minedu. Hromadske tekstas, kuris pasirodė birželio 5 dieną,
Natalija Mažina, žurnalistė, rašo: aš kovosiu vietoj Iros Cibuch, savanoris iš Lietuvos. Matote Minedą, netrukus paaiškinsiu, kas yra mergina šalia. Na ir čia rašoma: nėra čekos, dabar tai būsiu aš. Šios herojės mirtis paskatino mane mobilizuotis. Po Irinos Cibuch mirties Facebook'e rašė Lietuvos žurnalistas Mindaugas Jonušas. Čia yra labai populiari Instagram paskyra, Bikvu, ukrainiečių paskyra, raidės. Jie seka daugiau negu 320 000 sekėjų. Na ir jeigu mes šiek tiek pavažiuosime į apačią, pamatysime vėlgi tą patį Jonušą ir čia yra rašoma vėlgi, kad nėra čekos, dabar būsiu aš. Apie tai parašė praktiškai visos didžiausios ukrainiečių žiniasklaidos priemonės, įskaitant ir tokias žiniasklaidos priemonės kaip pavyzdžiui ukrainietiška BBC. Kodėl apie tai reikėjo rašyti, kas taip surezonavo? Štai čia yra ši tragiška istorija, aš neverčiu jos iš rusų kalbos, nes labai prastai išverčia Google Translate, bet aš ją paaiškinsiu. Gegužės 30 dieną Ukrainoje žuvo 25 metų Irina Cibuch. Mums galbūt jinai mažiau žinoma, bet Ukrainoje tai yra žinoma ne tik paramedikė, jinai išvyko padėti kariams į mūšio lauką, tačiau anksčiau jinai dirbo skirtingose žiniasklaidos priemonėse, buvo prezidento Zelenskio visai neseniai apdovanota per Ukrainos radio ir televizijos dieną už nuopelnus tėvyniai. Na, jinai išvyko padėti kariams kaip medikė, tačiau žuvo Charkovo srityje vykdydama karinę misiją per rotaciją. Na ir čia tikrai mergina, kuri buvo jauna, kuri buvo labai aktyvi, visa Ukrainos žiniasklaida apie tai rašė. Na, pabandykite įsivaizduoti, jeigu, pavyzdžiui, Indrė Makaraitytė, kuri yra šaulė, priklauso Šaulių sąjungai, praėjus 2 metam po Lietuvos užpuolimo, štai 2 metai vyksta karas, Rusija užpuolė Lietuvą, mes priešinamės ir jinai žūtų kažkur mūšio lauke, aišku, kad tai sukeltų milžinišką rezonansą, milžinišką reakciją, na, arba kokia nors kita žinoma žurnalistė. Tai šiuo atveju Ukrainoje taip ir atsitiko, tačiau aš noriu jūsų paklausti, ar šita situacija jums nieko neprimena. Nes galime vėl keltis į 2014 metus, vėlgi mergina tragiškai žuvusi, Lietuvoje kilo rezonansas, Minedas pareiškė, kad dabar jisai važinės po mokyklas ir aiškins vaikams, kaip reikia atsargiai tranzuoti, keliauti pakeleivingomis mašinomis ir taip toliau. Dabar staiga jisai sako, šitos merginos nėra, čekos nėra, aš užimsiu jos vietą, aš mobilizuojuosi, važiuoju į frontą, aš kariausiu, aš būsiu paramedikas. Vėlgi klausimai lygiai tokie patys. Kokios yra tavo kvalifikacijos, ar tu bendrai žinai, kaip suteikti pirmąją pagalbą net ir civiliam asmeniui, ką jau kalbėti apie karių sužeidimus, ką jau kalbėti apie specialius įgūdžius, kurių reikia fronte. Beje, kalbant apie kvalifikaciją ir specialias žinias, man ne vienas žmogus atsiuntė štai tokią Minedo žinutę. Tai yra žurnalistams, visuomenėje žinomiems asmenims, jis siunčia štai tokį savo savanorio pažymėjimą Ukrainoje, kurį išdavė vienas fondas ir ten yra sudėti net 3 antspaudai. Tai turėtų įrodyti, kad jisai yra labai kvalifikuotas ir tikrai žino, ką daro ir tai daro sąžiningai. Apie kokią karių reabilitaciją rašo Minedas ir kas čia per pažymėjimas. Kalba yra apie štai šį rehabi centrą, kuris galbūt nieko savaime nesakytų, bet tai yra Oleso Dovgi projektas. Oles Dovgi yra pakankamai gerai žinomas Ukrainos politikas. Ir pirmiausia, jis yra žinomas dėl savo įtakos regionų partijoje ir dėl savo ryšių su buvusiu Kijevo meru Leonidu Černoveckiu. Tai yra sena 2010 metų naujiena, jie išverčiau Google Translate pagalbą, bet esmę suprasti. Regionų partija Černoveckį ir Dovgojų pašalins iki spalio 31 dienos. Čia yra kalba apie pasistumdymus valdant Ukrainos sostinę Kijevą. Galima labai daug pasiguglinti apie štai šį politiką, informacijos ten įvairiausių aferų su žemėmis, jam reikštų korupcinių kaltinimų ir panašiai. Bet esminis dalykas, kad regionų partija buvo Janukovičiaus partija, tai buvo prorusiška partija, būtent šitą partiją rėmėsi dabar į Rusiją pabėgęs buvęs Ukrainos prezidentas Janukovičius, prie kurio ir įvyko Maidanas. Tai kai štai tokie pažymėjimai išdavinėjami iš organizacijų, kurios yra tiesiogiai susijusios su politikais, didelis klausimas, kiek yra verti tokie pažymėjimai. Kodėl jūs įstojote į liberaldemokratų partiją? Domina liberaldemokratai, dėl to ir įstojau. Ne, šį kartą suveikė jausmai paksui. Paksėlė, glušiau tu. Bet jums patinka šiaip apie praeitį, ne? Na, jūs praeityje gyvenat visi. Na gerai, vėlgi, pasakė Minedas, kad keliausi į Ukrainos frontą,
bus paramedikų, gelbės gyvybės, rizikuos savo gyvybę, būtų galima iš viso apie tai nekalbėti, tai yra tik tai jo reikalas. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad mane pasiekė informacija, jog masiškai Minedas ir ne tik tai jis, su juo susiję žmonės, atakuoja tiek Lietuvos žmonės, visokius politinius veikėjus, visuomenininkus, rašo, sako, žiūrėkite, aš išvažiuoju dabar, per mėnesį išvažiuosiu, ruošiuosi, man reikia pinigų, perveskit, bet dar svarbesnis dalykas, mane pasiekė žinutės, kur Minedas kreipėsi į ukrainiečius. Tai yra, jisai sako, žiūrėkite, aš esu labai žinomas žurnalistas, dabar aš jums noriu padėti, aš atvažiuosiu pas jūs kaip paramedikas, turiu kvalifikaciją, čia žinokit labai yra svarbu, bet padėkite man finansiškai ten susiruošti, nusipirkti įrangą ir panašiai. Jūs galite įsivaizduoti situacijos absurdiškumą. Tai yra lietuvis gyvenantis šalyje, kuri nekariauja, prašo iš šalies, kuri kariauja piliečių, jam finansiškai padėti. Ir patikėkite, dalis tų žmonių jausis įsipareigoja jam, galvos, kaip gražu, atvažiuoja mūsų remiančios šalies žinomas žurnalistas, žinomas veikėjas kariauti, atvažiuoja kariauti po to, kai žuvo mūsų žinoma žurnalistė, žinoma mūsų paramedikė. Tai kodėlgi jam dabar nenusiųsti šiek tiek pinigų, kad aš prisidėčiau prie šitos kilnios misijos? Štai čia yra viena iš tokių Mindaugo Janušo Minedo žinučių, jūs matote, jisai rašo čia ukrainietiškai, aš tiesiog išversiu. Labas, man reikia pagalbos. Kas atsitiko? Mes renkame pinigus mano mobilizacijai. Gal tu gali padėti? Klausia, kaip tai? Paaiškink man, kas per mobilizaciją. Mes renkame pinigus, kad nusipirktume visus reikalingus daiktus. Tai yra vaistinėlė ir kitus dalykus. Na ir žmogus rašo, aš paklausiu savo draugų, kas gali prisidėti. Na ir yra nurodomas sąskaitos numeris, kur reikėtų pervesti pinigus. Tai rašoma masiškai. Ukrainoje daug žmonių tokias žinutės gauna, tai yra Minedo kontaktai. Lietuvoje daug žmonių tokias žinutės taip pat gauna. Kad jūs suprastumėt mastą, netgi buvo telefonu susisiekta su vienu iš kandidatų praėjusiu prezidento rinkimų ir jo paprašyta. Mano vertybė, žinai kas yra? Matosi. Lietuva, a ne Ukraina. Lietuva man rūpi, žmonės seniai. Lietuvoje neturi maisto, o tu jį niekini. Žinai ką, Mindaugai? Žinok, neįdomu. Dėjus kerasa. Dar daugiau, kalbantis su vienu šaltiniu, aš girdėjau, kad net yra spaudimas daromas, kad žiūrėkite, aš važiuoju, aukoju savo gyvybę dėl jūsų, o jūs man negalite šiek tiek pinigų būtiniausiam dalykam pervesti. Aš galiu įsivaizduoti, turint galvoje mastą, kiek tų pinigų jau yra surinkta. Čia būtų galima tikrai ne vieną vaistinėlę nupirkti ir ne būtiniausią įrangą. Čia pirmiausia klausimas, kaip skaidriai tie pinigai bus sužiūrėti. Jūs prisimenate, kai Dirgstys nusiunčia 100 eurų Minedui, jis iš karto atsidaro savo telefoną ir sako, žiūrėkite, aš gavau. Kitaip tariant, jisai šitos VŠI sąskaitą pilnai naudojasi kaip savo. Na ir vėlgi, jeigu po to kažkokios sumos bus nuimtos, klausimas, kaip išsiaiškinti, kokiu būdu jos buvo išleistos, ar jos iš tikrųjų keliavo Ukrainai ar ne Ukrainai. Aišku, tai klausimas valstybiniai mokesčių inspekcijai, bet jūs visą šitą situaciją žinot. Ir kai aš pamačiau, kad tokiu būdu štai šita tikrai tragiška Ukrainoje situacija naudojamasi tam, kad būtų surinkta pinigų. Jeigu jums nutiks bėda, skambinkite 112 ir aš tikiuosi, kad pareigūnai atvyks žymiai greičiau negu šitą įvykį. Ačiū. Aš vis tik nusprendžiau šitą informaciją pasidalinti ir aš šitą informaciją, aišku, pasidalinau ir su savo kolegomis Ukrainoje, su kuriais man teko bendrauti. Dar kartą teko bendrauti su labai daug sąžiningų žmonių, kurie tikrai veža paramą į Ukrainą. Jie taip pat padėkojo už šitą pasidalinimą ir perspės savo kontaktus ir aš manau, kad labai greitai Ukrainoje taps aišku, kas toksai yra Minedas. Taip, šitie klausimai, kurie yra keliami nuo jo nukentėjusių asmenų, yra teisėsaugos klausimai. Mes pasižiūrėsime, galbūt bus pradėti tyrimai, pasižiūrėsime, kokie bus tų tyrimų rezultatai, tačiau jum yra labai labai svarbu žinoti, kad šis žmogus gali elgtis ir taip, ir kad šio žmogaus žodžiais tikėti aklai tikrai neverta. Я бы ему не доверяла. Ну, лично мой опыт после того, как он мне обещал даже погасить этот долг, то есть я ему нормально объяснила, что говорю, давай мирно разойдемся, и ты закроешь этот вопрос. Потому что если по логике брать, говорю, ты в организации украл эти все вещи. Irina Gerasimenko, vėlgi, jinai neslėpė savo veido, vardo, pavardės, sako, kad iš esmės pasiimdamas štai organizacijos vardu kompiuterius, telefonus ir paskui juos pasisavindamas, Minedas iš esmės apvogė organizaciją ir jam jau buvo pasiūlyta skolas atiduoti, tai yra iš esmės sumokėti
už tai, kas yra jo asmeniniai daiktai, organizacija tų daiktų neturi. Jisai žadėjo tai padaryti, bet vis tiek apgavo. Ir čia yra paskutinis dalykas visiškai baigiantis epizodui. Aš galvoju, galbūt tai yra tiesiog žmogaus, kuris yra suktas, kuris naudojasi situaciją, reikalai, bet man dėliojant visą tai, niekaip manęs neapleidžia mintis ir įspūdis, kad tai nėra visiškai atsitiktinumai. Na pavyzdžiui, tas pats Minedas nukeliauja pas Vaidą Lekstutį, kuris žymus yra savo antivalstybinė veikla. Ukrainoje jis atsiduria pas bent jau buvusi, aš nežinau kokia dabar jo situacija, nes dabar man atrodo iš viso regionų partija Ukrainoje yra uždrausta, bet tai yra buvęs aukštas regionų partijos politikas ir jo fondas ir jo organizacija, kuri jam išdavinėja pažymėjimus Minedui. Minedas aiškiai supranta, jis negali to nesuprasti, kad žemina Ukrainos simboliką, kai ją tiesiog tampo po įvairiausius abejotinos reputacijos renginius, kai iš jo tyčiojamasi, jis ten yra užsidėjęs Ukrainos vėliavą kažkur savo ant rankovės ir taip toliau. Klausiu tavęs, o kada paskutinį kartą pisai čiuvyką? Žiūrėk, tavo klausimai man pro vieną ausyje, pro kitą išėjo. 5 minutes later. Dienas su tavim geriau negu su Anglijos karalienė. Kaip aš visada ir sakiau, kad aš esu tikrai Lietuvos vierchas ir Minedas pagaliau tai suprato. Ir aš manau, kad matau, kad jisai visai kitaip mane žiūri. Manau, kad jisai jau suprato, kad aš toks esu, jisai mane jau gerbia, šlovina, ačiū jam. Tai jeigu jis per tiek laiko nesusivokė, kad jisai žemina tokiu būdu Ukrainos simbolius, jeigu jisai per tiek laiko nesusivokė, kad jis daro žymiai daugiau žalos, o apskritai naudos aš jokios nematau, na tai galbūt yra žmonių, kurie yra suinteresuoti štai jį nukreipti, galbūt paremti, kad jisai toksai būtų, būtent šitoje nišoje. Ir Šarūnas Jasikevičius, kuris dažnai važinėja į Ukrainą, taip pat kalbėjo apie tai, kad jau dabar rusiškose propagandiniuose Telegram kanaluose šita tema yra naudojama. Už tai aš sakau, kad geriau mes patys apie tai pasikalbėkime, aiškiai parodykime, kad skaidrumas mums rūpi, nepalikime to Kremliaus propagandai. Ruskiai военный корабль! Иди нахуй! Tai yra viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ačiū, kad jūsų tiek daug. Aš nežinau, kaip bus pažiūrėta šitas epizodas. Aš šiuo metu esu lėktuve ir aš negaliu komentuoti, o pirmos valandos YouTube labai svarbios. Todėl, jeigu jūs manote, kad šita tema yra svarbi, pasidalinkite, paspauskite patinka, prenumeruokite, parašykite komentarą ir ne tik taip pats parašykite komentarą, bet sureaguokite į kažkieno kito komentarą, paspauskite patinka, užduokite klausimą, ypač pirmomis valandomis tai yra labai labai svarbu. Būtent todėl aš visada atsikeliu sekmadienį, visada visiems atsakinėju, nes man svarbu, kad šita informacija pasiektų kuo daugiau žmonių. Aš tikiu, kad jums taip pat tai yra svarbu, ypač tiem ištikimiausiam mano žiūrovam. Aš turiu grupę žmonių, kurie labai seniai čia ateina, kuriem patinka, pabendraukite tarpusavį šį kartą, aš jūsų labai prašau. Ir tai yra viskas. Pasimatysime po savaitės. Iki.